Volkswagen LT, Maxi bazė, 2.5 neužmušamas variklis. Visi gabaritai, visos šviesos, viskas dega, kaip priklauso. Numerio apšvietimai dega. Durys visos atsidaro, užsidaro tvarkingai. Šoninės durys su vienu pirštu atsidaro, užsidaro. Galinės durys irgi atsidaro ir užsidaro irgi tvarkingai. Ir kad su viena ranka nelabai išeina. Bet ta prasme nieko neklyba, nes čia jau yra liga visų busų su galiniam durim. Čia viskas tvarkoj. Bendras vaizdas nelabai kažkoks, bet vis tiek visus rūdys praeitus, sunušlifuotos ir su rūdžių surišėjų uždažytos ir paviršutiniškai kokie buvo dažai, tokiais žodžiu uždažyta. Ta prasme, tokio dalyko, kad čia labai viskas gražu būtų, tokio nėra, bet funkciją savo atlieka, ta prasme, pati mašina ir čia darbui mašina, čia tikrai ne kažkokiai ten pramogai ar ten, kad pasigrožėti prieš kažką. Čia grinai darbo mašina ir čia jokio grožio tikrai kaip ir nereikia ir kas žino, tas supras, žodžiu. Po apačia dugnas yra visas sveikas. Čia reikės slenkščius patvarkyti. Žodžiu, dugnas normalus, slenkščiai reikės patvarkyti, nes jie jau visi pradėjo pūti. Šoninė durys taip pat panaši situacija. Matosi, kad reikia patvarkyti, bet čia vėlgi labiau kosmetika negu kažkokia funkcionaliai čia nieko ne. Arkos irgi be skylių, kaip ir. Žodžiu, dėl variklio. Variklis kūrėsi idealiai. Važiuoja, stabdo, viskas kaip priklauso, ta prasme. Bėgiai jungiasi tobulai. Kaip ir sprinteriuose, kaip ir visi Volkswagen LT, šita ta prasme, idealiai viskas čia funkcionuoja. Karštas, šaltas, nėra skirtumo. Žodžiu, vedasi vienodai gerai. Čia kaip ir viskas tvarkinga. Akumuliatoriaus laikiklį aš nuėmiau, guli bardačiokį, nes aš kitą mašiną biškį ten su akumu buvo problema, tai teko man keisti akumus, kad ten užvest, tai žodžiu skubėjau, nedėjo rankos man pastatyti atgal, o šiaip yra tas laikiklis, kuris laiko akumą.
Čia iš minusų šitą va šlangelę metalinę vairo stiprintuvo šlangelė, jinai prarūdėjus ir čia biški rasoja. Tai žodžiu reikės gal pakeisti, nu, tikrai ne karvė kainuoja, 100% žinau. Tai čia toks. Čia dabar pravažiavęs su šitą mašiną kažkur apie 10 km, 15. Viskas ramu, ta prasme. Šlangų nepučia nieko. Galėsit patikrinti vietoj. Nors visą dieną galėsit važinėti. Ir va, jokių šlangų neišpūsta. Kodėl akcentuoju į šitą dalyką dėmesį, nes neveikia priborkiai temperatūros datčikas. Ta prasme, temperatūros jis nerodo niekada. Bet vėlgi, aš galiu netgi, nu dabar ne. Nu, jeigu kas norėsit apžiūrėti, žodžiu, aš prie jūsų akių nuimsiu abratkės žarnelį ir pamatysit, kad abratkė eina sklandžiai. Jeigu abratkė eina sklandžiai, reiškia nieko nepučia, viskas tvarkoj su aušinimo sistema, ta prasme. Jo, čia vat vienas toks defektas, kad nerodo apsukų ir nerodo šito vat temperatūros. Kurą rodo, greitį rodo. Rankinis šiek tiek dar veikia. Veikia geriau prieš tai. Tiesiog buvau porą kartų pamiršęs, kad aš jį esu užtraukęs. Tai čia jau dėl mano kalties jis biškį dabar blogiau veikia. Buvau nuvažiavęs porą metrų su užtrauktų rankiniu. Bet dar vis dėlto laiko, jeigu ten nuo nuokalnės pastatyti, padeda jisai. Tai vat, kaip ir tiek. Žodžiu, dėl tiek apžiūros beveik metam laiko apžiūra. Aišku, nuo dabar, kada filmuoju, jeigu per metus laiko pamatysit šitą video, tai reiškia, jau apžiūros nebus likę. Tai vat. Sėdi, važiuoji, uždirbi pinigus ar dar kažką, jeigu reikia, ten, žiūrint kam ko reikia tokio būso. Ta prasme, tikrai nepaves niekada gyvenime jisai. Garantuoju tikrai 100%, kad čia amžinas būsas. Jeigu ne korozijos, tai būtų išvis super. Bet dėja, pastoviai reikia tvarkyti korozijas šituose modeliuose visuose. Kas Altuškės, kas Sprinteriai, Fiat Ducato, visi šitie busai, jie visi turi problemų su korozijom. Tai čia jau nieko nepadarysi. Bet šis egzempliorius dar tikrai patenkinamas korozijos atžvilgiu. Ta prasme, nėra dar skylių. Čia tiek vat pradeda rūdyti kai kuriuose vietose. Išskyrus slenkščius. Slenkščius tikrai reikės patvarkyti. Visos kitos vietos dar patenkinamos.